Mano būstas komanda savo sistemose mato ne tik atnaujintų šilumos punktų rodmenis, bet taip pat ir įvairias avarijas, į kurias gali reaguoti dar greičiau. Tad keliamės į jų ofisą. Galiu padaryti keitimus, būnant čia vietoj. Pavyzdžiui, ten ir vykdant kokį termošoką, jau legioneliozės prevencija, technikui nereikia važiuoti į objektą, didinti karšto vandens temperatūros, o viskas padaroma iš kompiuterio. Čia matom šilumos punkto valdiklio nustatymus, būtent šildymo kontūro, kokia yra temperatūra tiekiama, prie kokios rauko oro temperatūros. Kokie dažniausiai būna gedimai? Dažniausi tai matyt vožtuvo ir pavaros užstrigimai, rauko temperatūros daviklio klaidos. Tokie gal du išskirčiau dažniausius. Kokią įtaką tai turi, tai jeigu užstringa uždarytoje padėtyje, tai pastatas lieka be šildymo. Taip. Tai kaip ir sakėm, jeigu prie -20 įvyksta, tai nėra smagu. Nėra smagu, reaguojam iškart ir stengiamės tai ištaisyti kaip galima greičiau. Jeigu užstringa atidarytoje padėtyje, tai vyksta perkaitimas ir tiekiama per aukšta temperatūra į pastato šildymo sistemą. Tai vėlgi išvaistoma šiluma. Taip, ir sąskaita didesnė. Ir didėja tuomet sąskaita. Tikiuosi, kad šiandien po mūsų reportažo pasidarė akivaizdu, kad su naujuoju šilumos punktu jūs galite ne tik palengvinti savo gyvenimą, bet ir sumažinti šildymo sąskaitas. Daugiau reportažų apie Mano būstas darbą jūs galite surasti tv3.lt portale. Iki!